Lietuvos teniso rinktiniai nepavyko perrašyti šalies sporto istorijos. Mūsiškiai Deviso taurės mače 2-3 pralaimėjo į pirmąją grupę patekusiai Slovėnijos rinktiniai. Lietuviai dar bent metams liks antrajame divizione. Lietuviams ypač nesėkmingas pasitaikė sekmadienis. Pirmoji šalies raketė Ričardas Berankis 6-7, 4-6, 3-6 nusileido pajėgiausiam Slovėnijos atstovui Gregui Zemlei. Daug klaidų privėliau šį kartą pridariau. Pasiūlė tam tikrą greitį, prie kurio niekaip neprisiderinau. Nejudėjau taip, kaip norėčiau judėti. Tas ir gavos, dar servos padavimas pavedė. Iš kairės daug tokių prastų klaidų buvo, tai tiek galiu pasakyti, bet ką Grega gerai padarė, tai visą mačą labai stabiliai atžaidė. Šis servavo labai gerai, aš manau, ir per daug pats klaidų nedarė ir davė man kuo daugiau žaisti, ko aš ir neišnaudojau ir pats pridariau nesąmonę kartais. Actually, I was more tired mentally than physically, so yeah, sorry. Aš buvau labiau pavargęs emociškai negu fiziškai, tačiau per savo karjerą esu sužaidęs daugybę mačų, treniruojusiu kasdieną ir Slovėnijos rinktinėje žaidžiu jau 5 metus, todėl tokiai dienai kaip šį jau buvau pasiruošęs. Po pirmųjų 2 dienų nebuvau pavargęs, o šiandien, kai tu pirmauji ir sieki pergalės, tiesiog apie tai nebegalvoji. Į lemiamą kovą, kaip ir prieš 5 mėnesius, stojo antra Lietuvos raketė Laurynas Grigelis. Tąkart nuostabiai žaidęs lietuvis šįkart 4-6, 6-7, 6-7 turėjo pripažinti labiau patyrusio slovėno Blažo Kavčičiaus pranašumą. Mačą visai neblogai pradėjau. Abu ėmėm savo servą iki 4-3. Paskui turėjau labai didelį šansą pasimti į servą, kada buvo į šortus kamuolys aukštas 30-40. Tai nepasisekė, sumušiau į tinklą. Paskui antrą, trečią setą buvo tikrai pyligus. Turėjau ir servau trečiam setą, liktas 5-4 ir servą turėjau. Nepavyko išnaudoti savo šansų, kurį turėjau. Praėjusiais metais buvau atsidūręs tokioje pat situacijoje kaip dabar. Tai buvo sunki diena, jaučiau didelį spaudimą, aš pralaiminėjau ir buvau labai nusivylęs. Šiandien vėl jaučiau didelį spaudimą, tačiau žaidžiau gerai ir atlikau puikų darbą. Negaliu pasakyti, kad mes vakar patikėjom, kad mes jau laimėjom, mes tikrai ruošiamės labai atidžiai ir viską, bet Ričardui iš vis nepaėjo žaidimas ir matėsi, kad susikaustimas yra nuo vakar. Laurinas irgi ne visiškai šviežiai atrodė. Taip. Tos klaidelės, kurios yra, jums taip atrodo, taip, tai yra ir patirtis, bet yra ir koncentracijos neišlaikymas vien dėl to, kad jis gerokai pavargė. Taip, kad ateičiai, viskas ateičiai naudinga. Priminsime, kad pirmąją varžybų dieną Berankis įveikė Kavčičio, Grigelis turėjo pripažinti Zemlios pranašumą. Antrą dieną Berankio ir Grigelio dvejetas įveikė Zemlios ir Luka Gregorso duetą. Gediminas Žigelis, Mindaugas Survilas, Sport 1 žinios + Vilnius.